Antras pratimas iš serijos ergoterapija rankų plaštakoms. Tam reikės silikoninių kamuoliukų. Jį galite įsigyti bet kurioje reabilitacinių prekių parduotuvėje ir jisai gali būti apvalus arba gali būti toks įdomus kiaušinio formos. Pratimas būtų toksai. Dedam ranką į kamuoliuką. Kamuoliuką į ranką. Ir su kiekvienu pirštu labai svarbu su vadinama nykščio pakyla arba va šita vieta spaudžiu. Kiti pirštai nedirba, bet kad va čia įsitemptų, ar ne? Tada su kitu pirštu, taip, ir po vieną pirštą lenkdama per tą didelį va tą krumpliuką ir mažiukas. Kad kamuolys neiškristų, kamuoliukas aš jį prilaikau, bet principė nereikia, galima su kita ranka paruošti ir kartoju, ar ne? Nykštį spaudžiu, smilius, su kiekvienu atskiru pirštu. Ir va nėra jėgos bevarčiame ir mažylis. Tada keičiu rankas ir tiek, kiek jūs nuspręsit, kad jums reikia pakartoti, spaudžiu kamuoliuką, gaunasi į delną. Stengiuosi, kad šita dalis piršto būtų kuo tiesesnė, nes kai sulenki, daugiau jėgos atsiranda. Kuo jis tiesesnis, iš karto mažiau jėgos piršte gaunasi. Sėkmės bandant.